Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes pažiūrėsime į kitą sprendimą 24 metų pirmos užduoties. Kaip jūs matote, mes turėjome praeitą kartą parašyti funkciją, naudojant kurią mes viską galėtume paskaičiuoti, visą statistiką žaidėjo. Mes to nepadarėme, mes iškart mainę skaičiavome. Tai dabar perdarysim tą skaičiavimą taip, kad viskas pas mus būtų funkcijoje. Na ir kaip prisiminėte, pas mus yra žaidėjai, tai pirmas skaičius žaidėjo ID, toliau baudos taškų kiekis, dvitaškių kiekis ir tristaškių kiekis. Tai kiek pataikė ir kiek buvo išvis metimų. Ir mes turime paskaičiuoti, kiek žaidėjas vidutiniškai taškų gaudavo per žaidimą ir koks buvo jo taiklumas. Ir mes turėjome išvesti informaciją, o koks maksimalus kiekis žaidimų buvo. Tai pas mus bus labai panašus sprendimas. Mes taip pat turėsime struktūros throws ir turėsime playerį. Tik mums bus nereikalingas masyvas gamesplayed. Mes galime atidaryti failą, iš kurios skaitysim duomenis ir sukursime kintamosius, į kurios duomenis įrašysime. Kaip prisimenate, pirmas skaičius tai žaidimų kiekis ir toliau informacija apie žaidėjus, kurie žaidė. Tai mes nuskaitome žaidimų kiekį ir sukursime visus žaidėjus. Ir kaip jūs matote, maksimalus kiekis žaidėjų gali būti 100. Tai 100 žaidėjų ir sukursime. Ir nuskaitome kiekvieną iš tų žaidėjų. Ir mes iškart sukursime masyvą, kuriame saugosim ID kiekvieno žaidėjo. Ir tas masyvas irgi bus sudarytas iš 100 elementų. Ir mes iškart sukursime kintamąjį Unique Players Count, naudojant kurį mes galėsime apskaičiuoti, o kiek pas mus išvis žaidėjų buvo, unikalių žaidėjų. Tai mes sukursime kintamąjį isUnique ir žiūrėsime, ar tas ID pas mus yra unikalus ar ne. Tai mes einame iki unikalių playerių kiekio ir žiūrim, ar yra toks ID pas mus, ar tokio ID pas mus nėra. Ir jeigu toks ID jau pas mus yra, tai mes pasakysime, kad ne, tas playeris pas mus neunikalus. Bet jeigu mes praėjome pro visus ir tokio neradome, tai galim tada pasakyti, kad jo, tas žaidėjas pas mus yra unikalus. Ir mes pagal tą Unique Players Count indeksą įdėsime tą playerį į mūsų masyvą ir sakysime, kad kiekis mūsų žaidėjų jau padidėjo. Ir čia mes galim uždaryti failą. Ir tiesiog tam, kad pažiūrėti, mes galim išvesti unikalių žaidėjų ID. Ir kaip matote, ID čia nesikartoja. Tai mes viską teisingai padarėme. Dabar mums reikia paskaičiuoti maksimum. Tai mes turime pasakyti, kokį maksimalų kiekį žaidimų turėjo kiekvienas playeris. Pagal nutylėjimą sakysim, kad maksimalus kiekis yra 0 ir paskaičiuosime kiekį kiekvienam playeriui. Tai mes lygiai taip pat praeiname pro unikalius žaidėjus, sakome, kad žaidimų kiekis ten pas mus bus 0 pagal nutylėjimą ir praeiname pro visus žaidimus. Ir jeigu mes matysime, kad tam tikro žaidimo metu playerio ID buvo toks pat, kaip dabar įrašytas į mūsų players ID pagal indeksą I, kurį mes nagrinėjame, tai mes padidinsim žaidimų kiekį. Ir kai mes praeisime pro tą masyvą, mes galėsime pažiūrėti, ar tas kiekis yra didesnis negu maksimumas, ar ne. Jeigu jis yra didesnis, tai mes mūsų maksimumą ir perrašysim. Ir tiesiog tam, kad patikrinti, mes galime išvesti tą rezultatą. Ir matome, kad tikrai maksimalus kiekis žaidimų pas mus yra 4. Tai mes teisingai viską paskaičiavome. Ir dabar parašysim funkciją, naudojant kurią mes galėsime gauti informaciją apie playerį. Tai playerio statistika. Ir kaip jūs matėte, mes turim grąžinti 3 reikšmes. Tai mes arba galim perduoti duomenis kaip referencą ir tada po funkcijos suveikimo duomenis pasikeis ir mes gausime rezultatą. Arba mes galim atiduoti atgal struktūrą. Ir vienas ir kitas variantas bus teisingas. Ir aš siūlau pritaikyti struktūrą. Tai tokią struktūrą mes sukursime ir atiduosime tą struktūrą iš mūsų funkcijos. Ir dabar galim parašyti funkciją. Ir į tą funkciją mes perdam playerių masyvą. Perdam, kiek žaidimų ten buvo ir perdam playerio ID, į kurį reikia žiūrėti, kuriam reikia skaičiuoti tą statistiką. Iškart galim sukurti statistiką ir pasakysime, kad tai pas mus bus rezultatas. Pagal nutylėjimą sakysim, kad jis žaidė 0 kartų ir praeisime pro visus žaidimus ir paskaičiuosime visą kitą statistiką. Lygiai taip pat nunulinsim ir kitos reikšmes. Taip pat paskaičiuosime, kiek buvo metimų ir kiek pataikė.
Kai praeiname pro visus žaidimus, žiūrime, jeigu žaidėjo ID sutampa, tai mes sakome, kad žaidimų kiekis pas mus didėja ir mes prie pataikymų pridedam, kiek jis kartų pataikė, tai sudedam ir penaltį, ir double pointus, ir triple pointus. Ir prie metimo kiekio darome lygiai tą patį, tik paimam duomenis iš throw, o ne iš past. Ir prie bendro rezultato mes pridedam taškus, tik double taškus mes dauginam iš 2, triple taškus mes dauginam iš 3. Ir po to, kai mes išeiname iš ten, mes average score daliname iš žaidimo kiekio, o tikslumą mes skaičiuojame kitaip. Mes sakome, kad tiek kartų, kiek jis pataikė, mes daliname iš tiek kartų, kiek jis metė ir dauginam iš 100. Ir tai konvertuojame dar į double, tam, kad pas mus būtų realus skaičius. Ir tą rezultatą galų gale mes galim atiduoti. Ir dabar mainė, mums reikia iškviesti tą funkciją kiekvienam playeriui ir pažiūrėti, kiek jis kartų žaidė. Jeigu tiek pat kartų kaip ir maksimumas, tai mes išvesime informaciją apie tą playerį. Tai mes atidarome rezultato failą, iškart išvedam ten maksimumą, atidarome ciklą, praeinam pro unikalius žaidėjus, gauname statistiką tam tikro žaidėjo, kurio ID mes perdame tą funkciją. Ir taip pat perdame visus žaidimus ir jų kiekį. Iš tikrųjų geriau būtų pavadinti ne players, o games. Ir mes žiūrim, jeigu taip išeina, kad ten tiek pat žaidimų kaip ir maksimumas, tik tada išvedam duomenis. Na ir dabar, naudojant set precision ir fixed, mes išvedam tam tikrų tikslų. Tai average score turi būti išvestas su vienu skaičiu tikslumu po kableliu, o taiklumas turi būti išvestas tik sveikais skaičiais. Ir po to mes turim dar išvesti ir procento ženklą. Ir kai mes paleidžiame tą kodą, atrodo, kad gauname teisingą atsakymą. Dabar tą kodą galime mesti į sistemą ir pažiūrėsime, ar jis praeis testą. Ir kaip matote, tas kodas praeina testą. Tai yra kitas sprendimas ir tas sprendimas yra toks, koks ir buvo reikalaujamas. Nes mes parašėm funkciją, naudojant kurią ir skaičiuojame visą statistiką. Dabar padarysime tą patį tik su Python. Tai čia mes praeitą kartą nedarėm struktūros sumetimais, mes tiesiog viską įrašėm į playerį. Tai čia dabar taip pat ir paliksime, dėl to, kad būtų paprasčiau. Ir iškart sukursime klasę, kurioje saugosim statistiką. Ir sukursime taip pat 3 laukus. Tai kiekis žaidimų, vidutinis kiekis taškų ir taiklumas. Nuskaitome pirmą eilutę ir žinosime, koks kiekis žaidimų pas mus bus. Ir taip pat sukursime žaidimų masyvą, kur viską ir įrašysime. Ir sukursime ID masyvą. Nuskaitome duomenis ir pridedam ten informaciją prie žaidimų apie žaidėją. Ir iškart galim pažiūrėti. Jeigu taip išeina, kad tas ID pas mus neišsaugotas tame masyve, tai mes tada jį į tą masyvą pridėsim ir išsaugosim iškart. Ir kai tas ciklas suveiks, mes jau turėsime kiekvieną iš tų ID. Ir mums taip pat reikės paskaičiuoti maksimumą žaidimų. Pagal nutolėjimą jis yra 0, mes taip pat turime praeiti pro visus žaidėjus ir paskaičiuoti, o kiek jie žaidė. Mes praeiname pro visus ID ir po to pro žaidimus. Ir žiūrime, jeigu žaidimo playerio ID sutampa su ID, kurį mes dabar nagrinėjame, tai mes sakysime, kad tas žaidėjas žaidė vienu kartu daugiau. Ir po to, kai mes praeisime pro visus žaidimus, mes pažiūrėsime, ar tas žaidėjas žaidė daugiau negu dabartinis maksimumas ar ne. Jeigu jis žaidė daugiau negu dabartinis maksimumas, tai mes tą dabartinį maksimumą ir perrašysime. Ir parašysime funkciją, naudojant kurią paskaičiuosime visą statistiką. Nors iš tikrųjų mes iškart iš funkcijos galime atiduoti 3 reikšmes ir neskaičiuoti tų dalykų. Čia mums reikia tik praeiti vėl pro visus ID. Mes gausime tos 3 reikšmes atgal ir žiūrėsime. Jeigu žaidimų kiekis yra toks pat kaip ir maksimumas, mes išvesime informaciją. Tik informaciją mes išvesime ne į konsolę, o į rezultato failą. Ir vidurkį mes turime suapvalinti iki vieno skaičio po kablelio, o taiklumą iki sveikųjų skaičių. Ir dabar turime realizuoti tą funkciją. Tai mes skaičiuosim, kiek buvo žaidimų, kiek bendrai jis taškų gavo, kiek jis metė ir kiek jis pataikė. Tai praeiname pro visus žaidimus, žiūrim, jeigu ten ID sutampa, tai mes didinsim mūsų games kiekį, toliau mes prie bendrų taškų pridėsime tiek, kiek jis pataikė,
tai penalty pointas bus pridėtas tiesiog, double pointus mes padauginsime iš 2 ir triple pointus iš 3. Taip pat sudėsime visus metimus, penalty taškų, double ir triple. Ir pataikymus sudėsime. Ir tada galėsime paskaičiuoti vidurkį, tai bendrą taškų kiekį mes padalinsime iš žaidimo kiekio. Paskaičiuosime taiklumą, tai kiek jis pataikė padalinsime iš mestų kiekio ir padauginsime iš 100. Ir galim viską iškart tada grąžinti. 1, 2 ir 3 elementą. Čia tos elementus gauname ir išvedam į ekraną. Ir kai paleidžiam kodą, gaunam teisingą atsakymą, vienintelis dalykas, mums tik reikia išvesti maksimumą. Tai išvedam papildomai maksimumą ir viskas pas mus čia kaip ir gerai jau. Tik Play It Games mums nereikia čia išvesti. Ir pažiūrėsime, ar tas kodas praeis testą. Ir kaip matote, toks sprendimas irgi praeina testą. Tai dabar jūs žinote antrą būdą, kaip galim buvo išspręsti tą uždavinį. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.